Noriu pasidalinti dar vieną liudijimą apie mano gyvenimus. Vienas apie tai, kai aš buvau tikinti, kitas gyvenimas yra po to, kas buvo, kai aš suradau Dievą. Iš tikrųjų, aš esu tas 90-ųjų derlius, kur 90-aisiais praėjo per visą Europą didžiulis prabudimas ir aš įtikėjau į Dievą ir iš tikrųjų 20 metų aš ir lankiau bažnyčią, ir tarnavau, ir, kaip sakyti, visus tos metus su visko buvo aišku, bet atėjo toksai momentas, kai aš pradėjau jausti be galo didžiulę tuštumą duobę savo viduje tiesiog. Aš tarnavau bažnyčioje, ten groju su fleita, per šlovimą ir netgi prisimenu vieną tokį momentą, kai stoviu ant scenos ir aiškiai suprantu, kad aš turiu išeiti iš to tarnavimo. Tiesiog aiškiai suprantu, kad viskas čia nėra mano vieta. Ir iš tikrųjų praėjo 2 susirinkimai, aš dar vis lipau ant scenos, vis dar groviau, vis dar nenorėjau paleisti tos pozicijos, bet aiškiai supratau, aš turiu iš ten išeiti. Ir kai aš išėjau iš ten, aš pradėjau matyti, Dievas man parodė save, mano širdį, kodėl aš iš viso esu ant scenos, kodėl aš tarnauju Dievui. Ir iš tikrųjų pas mus būdavo tokia įdomi praktika, pastorius sakydavo, baigėsi šlovimas, paplokime šlovintojams. Ir ta prasme, ir aš suvokiau, kad aš eidavau dėl tų plojimų. Ir iš tikrųjų aš labai stipriai atgailau, galvoju, Dieve, kokia nesąmonė iš viso, ką aš darau ant tos scenos. Ta prasme, kodėl aš nenoriu eiti maldos kambarį pas savęs namuose, garbinti tavęs, o kodėl aš noriu lipti ant scenos ir garbinti tave. Čia man buvo labai aiškiai parodyti mano motyvai. Tai čia iš tokių dalykų, kur pradžioje Dievas mane pradėjo mokinti, bet esmė tam įdomus dalykas buvo, tai 2010 metais aš pradėjau jausti be galo didžiulį tuštumą, vidinį, antgamtinį nepasitenkinimą. Ir tokia kaip depresija, negalėčiau pasakyti, depresija yra tai toks dalykas, kur tu nenori gyventi. O čia buvo tokia vidinė tuštuma, kur tu nori gyventi, bet nėra nieko gyvenime, ką tu galėtum padaryti, kas tavo atneštų gyvybės. Net tarnavimas Dievui jokios gyvybės neatnešė, vaikščiojimas į bažnyčią jokios gyvybės man neatnešė. Ką aš bedariau, nei darbas, nei namai, niekas, ta prasme, negalėjau užpildyti tos tuštumos mano sieloje, kuri buvo, kuri, kaip Saliamonas rašo, viskas tuštybė, kur pasižiūri ten tuštybė, ta prasme, tai ir aš tik po to supratau, tai buvo Dievo dovana, kur Dievas leido pajausti tą tuštumą, pasiekti dugną, kad galėčiau atsispirti ir ieškoti kažko daugiau. Ir aš vieną dalyką galėčiau įvardinti taip, aš nebežinojau, ko aš noriu, bet aš žinau, kad aš nebenoriu sėdėti, tai bažnyčioje tiesiog būti tikinčiu. Ir aš netgi savo pasakiau, aš nieko nesiskiriu nuo pasaulietinių žmonių, absoliučiai niekom. Ir aš savo pasakiau, aš nežinau, ko aš noriu, bet aš žinau, ko aš nebenoriu šitokį gyvenimą. Ir gavosi taip, kad aš palikau visus tarnavimus, žmonės, kuriuos labai vertinu. Labiausiai, ko man buvo gaila, kai aš išėjau iš bažnyčios, ne todėl, kad kažkas blogai buvo, bet todėl, kad manęs nebemaitino dvasinis pienas. Tarsi aš buvau atvesta į tą bažnyčią, kad atsistoti ant kojų, atsikelti, suvalgyti viskas, ką buvo duota, sustiprėti iki tam tikro laiko. Ir Dievas sako, viskas, aš tave noriu vesti toliau. Ir žmogus niekada neišeina iš tos komforto zonos, kol jis nėra išvestas. Ir aš tarsi papuoliau, kaip Jona bėgo nuo Dievo valios, jis papuolė į žuvį didelę, kurią suvalgė. Visi žino tą istoriją. Ir ten buvo tik 2 išėjimai, per priekį ir per užpakalį. Ir aš patekau tarsi į tą žuvį ir suvokiau, kad aš nebeturiu kur eiti, arba aš pradėsiu ieškoti Dievo, arba ne. Ir aš
gyvensi visą gyvenimą tam vidiniam nepasitenkinimui, kuris veda iš vidaus ir tu esi priverstas tiesiog kažką daryti. Ir aš tada, prisimenu, 10 metais išėjau, aš buvau tokia depresukai, aš žiūrėjau visus serialus Daktaro Hauso, ten Mentalisto po kelis kartus, kad aš kai žiūrėdavau filmus, mano mintis būdavo užimtos to filmų, tiesiog tada kažkaip užglušindavo tą vidinę tuštumą ir skausmą, nes aš nežinau, kur lyst, ką daryti, kad pradėti gyventi. Ir po 4 metų tos depresijos, sėdėjimo namuose ir nežinojimo, ką daryti, aš pradėjau daryti sprendimą. Aš pradėjau daryti sprendimą. Įdomus momentas dar įvyko toksai, kad vienu momentu sakiau, Dieve, viskas, stabdyk šitą pasaulį, aš noriu iš jo išlipti, aš nežinau, kur toliau, ko tu iš viso iš manęs nori. Ir įdomus momentas koks buvo. Labai aiškiai vidų išgirdau. Dievas sako, įsijung Šapovalovą. Kas žino Šapovalovą? Apie tai nepasakosiu, kas žino, tas žino. Ir toks pamokslininkas Šapovalovas. Ir aš įsijungiau jį, aš buvau jį kažkada girdėjusi. Bet įdomus momentas koks. Va tas žodis, kur aš pradėjau klausytis, jis realiai pradėjo statydinti mane iš vidaus. Bet maldos gyvenimo aš dar neturėjau. Aš per pusę metų suvalgiau visą archyvą pamokslų. Ką tas žodis padarė? Jis sugriovė labai daug religijos, kuri buvo neveikiančios, bažnytinės krikščioniškos religijos, kuri neveikė. Labai daug sugriovė neteisingų įsivaizdavimų, neteisingų doktrinų ir padėjo pagrindą žodžiui, tokį pagrindą, tai yra Jėzų, ant kurio aš pradėjau toliau statyti savo gyvenimą. Ir aš pasakiau taip, aš noriu to Dievo, ką Jisai turi. Aš noriu to gyvojo Dievo, ką Jisai turi. Ir aš 3 mėnesius dariau sprendimą, kad man reikia galų gale ne tik tikėti, bet ir pažinti tą Jėzų, apie kurį aš tikėjau visą gyvenimą, bet aš jo nepažįstu. Ir aš dariau sprendimą, aš sakiau taip, man reikia Dievo, man reikia pastovių santykių su juo. Ir aš dariau sprendimą, aš 3 mėnesius vaikščiau dariau sprendimą, kad viskas, man reikia Dievo ir aš pradėjau eiti į maldos kambarį. Ir aš vaikščiau, kiekvieną dieną galvodavau, man reikia artimų santykių su juo, aš kažkaip turiu juos pasistatyti, aš kažkaip turiu perlipti per tą apatiją, aš kažkaip turiu įdėti pastangas, surasti jį, bet kaip padaryti tą patį, tas spaudimas, neieškoti Dievo, jis tiesiog kaip toks blokas buvo uždėtas. Ir vieną dieną aš pasakiau taip, kažkas lūžo viduj. Aš sakiau viskas, nuo rytojaus 40 dienų aš einu į maldos kambarį, užsidarau tam, kad įgyti įprotį eiti į maldą. Va čia buvo revoliucinis mano sprendimas mano gyvenime. Ir aš padariau tą sprendimą. Noriu, nenoriu, galiu, negaliu, atmetu visus, prisimenu, prasidėjo skambučiai, pasiūlymai, visur eiti, aš sutikdavau eiti, po to aš padedu ragelį, gal palauk. Taigi būtent tą valandą, kai man pasiūlė kažkur eiti, aš esu nusprendžius eiti į maldos kambarį. Viskas, tada aš atsisakiau visų pakvietimų, viskas, aš ant tiek susikoncentravau tam, kad įgyti įprotį eiti į maldos kambarį. Ir čia buvo revoliucinis mano sprendimas. Būtent nuo to prasidės startas mano naujo gyvenimo. Ir aš pasakiau taip, aš nenoriu dabar kokybės, aš noriu dabar įgauti įprotį nueiti į maldos kambarį. Būtent kuo visus šitos metus aš lankiau bažnyčią, tarnavau Dievo, bet maldos gyvenimo pas manęs nebuvo visiškai. Tokia stabilaus maldos gyventai, pasimelsdavus, turėjau dabar susitikimų su Dievu viską, bet to įpročio, geležinio įpročio, kurį turiu dabar kiekvieną dieną eiti maldos kambarį, tada neturėjau. Ir ką aš padariau? 40 dienų, ateina 7 valandos vakar, aš dar padariau savo sprendimą taip. Einu kiekvieną dieną, 40 dienų, būtent konkrečiai tą valandą, kurį man yra patogiausia eiti. Ir aš nuėjau maldos kambarį, o Dievo tuščia, absoliučiai tuščia, Dievo nėra. Vieną dieną, antrą dieną. Ta prasme, aš nueinu maldos kambarį, aš pasėdžiu 5-10 minučių
įsijungiu šlovinimo muziką, pabūnu, bandau surasti Dievą, o Dievas tarsi kaip išjungtas, jis tarsi kaip tik uždėtas toksai kažkoks blokas, visiškai sausa, tuščia, mano žodžiai aukščiau lubų net neišeina. Ir aš tik vėliau supratau, tai buvo patikrinimas, Dievas žiūrėjo, ant kiek iš tikrųjų jisai man reikalingas, ant kiek aš eisiu į maldos kambarį, kol jį surasiu. Iš prisimenu, 40 dienų aš pasakiau, reiškia, aš ėjau 40 dienų, aš nueidau maldos kambario, Dievo nėra, pasėdžiu ir išeinu. Vėl nueinu, pasėdžiu ir išeinu, nes Dievo nėra, bandau melstis, tuščia. Ir aš per tas 40 dienų, praėjo 30 dienų, aš jau po to jo nebeskaičiau, aš įgavau įprotį tiesiog nueiti maldos kambarį, tiesiog nueiti. Jo kojos pradėjo pačios vėsti, tiesiog nueiti 5 minutėm, tiesiog 5 nueiti. Po to jau prasidėjo kokybė, jau po kurio laiko jau būdavo 15 minučių. Tada jau pradėjo Dievas atsiverti man. Va tada prasidėjo patys unikaliausi dalykai mano gyvenime, patys vertingiausi, ką aš pradėjau vertinti. Ir vienas pamokslininkas pasakė, tai paklausė Dievę, kodėl tavęs taip sudėtinga, sunku yra ieškoti. Ir Dievas pasakė tokį dalyką. Aš tarsi specialiai slėpiu savo veidą tam, kad suprasčiau, kam aš esu reikalingas iš tikrųjų. Nes jeigu būtų taip lengva rasti, surastų visi, bet suranda jį tie, kuriems iš tikrųjų yra Dievas labai svarbus. Ir tada mano gyvenime prasidėjo štai koks dalykas. Dievas po truputį pradėjo atsiverti man. Aš nueinu maldą, aš pradedu jį regėti, matyti, užuosti, girdėti, po truputį, viskas buvo labai po truputį. Pradžioje buvo išugdytas įprotis eiti maldą, kokybės nebuvo, viskas susitikimo su Dievu nebuvo, aš tiesiog užsidėdavau šlovinę muziką ir prasidėdavo visą tą laiką. Po to aš jau pradėjau girdėti jį. Ir vienas iš pirmųjų, ką aš išgirdau, kad Dievas pradėjo man sakyti, ar tai buvo po mėnesio ar po 2, aš dabar tiksliai nepamenu, čia nesmė yra. Ir Dievas man prakalbo maldo, aš buvau šokiruota ir Dievas sako, dabar aš darau viską naują, ne taip, kaip tu supranti. Aš darau viską naują, taip, kaip tu niekada nebuvai regėjusi. Ir įdomus momentas koks, aš vis daugiau ir daugiau pradėjau girdėti Dievą. Dievas man pradėjo atverti mano dvasinės akis, aš pradėjau matyti regėjimus. Dievas kalba pačiais įvairiausiais būdais, jis kalba per žodį, per vidinį suvokimą, per regėjimus, per apriškimus, per žodį. Tiesiog mano dvasinės ausis, dvasinės akis buvo atvertos būtent maldos metu, tada, kai aš kiekvieną dieną pradėjau ieškoti Dievo. Ir va tada, kitaip tariant, mane stebina va toks momentas, kai žmogus yra 30 metų tikėjime ir klausia, kaip reikia girdėti Dievą. Ir aš pasakysiu tokį momentą. Jeigu tu ieškai Dievo, tu jį rasi. Jeigu tu rasi, Dievas atsiverstų, sako, artinkitės prie manęs ir aš artinsiuosi prie jūsų. Jeigu tu artinsies prie Dievo, Dievas atvers tavo ausis ir bus neįmanoma negirdėti Dievo ir tu nesumaišysi šito balso nesukuom. Ir kai vienu momentu Dievas pasakė, taip, tu turi tiek būti arti manęs ir taip aiškiai išmokti atskirti mano balsą iš 1000 balsų. Tu turi atskirti, kad tai yra mano balsas, o čia iš tikrųjų yra praktika. Ir suprantat, kaip atskirti balsą. Kai tu, tarkim, žmogus už tavęs yra už 100 metrų, ar įmanoma jį girdėti? Neįmanoma. Bet jeigu tu artėjai prie žmogus artėja prie tavęs ir jūs esat metro atstumu, tada girdėti mano. Principas yra labai paprastas, nieko nėra paprasčiau. Nieko nereikia kažkokio kosminio daryti, kad girdėti Dievą. Vienintelį, ką reikia surasti, štai kodėl Biblija sako, laukti, ieškoti, ragauti Dievą. Kol tu nepadarysi sprendimo surasti jį, neinvestuosi, Dievą girdėti yra neįmanoma. Aišku, Dievas tau gali kalbėti visą kitą. Tai bus vienetiniai atvejai, vienetiniai. Bet jeigu tu nori kiekvieną dieną girdėti jį, yra tik vienintelis būdas jį surasti. O čia yra kaina. Va čia yra kaina. Čia buvo didžiulė kaina. Aš padariau savo gyvenime didžiulę kainą.
Aš pavargau būti tikinčiu Dievą, kurio nematau, negirdžiu. Aš dabar žinau, kad Dievas yra, nes aš jį regėjau, aš jį regiu ir girdžiu ir suvokiu, ir Dievas kalba pačiais įvairiausiais būdais. Aš turiu santykių su juo ir esmė kame. Plius pirmas Dievo įsakymas sako pamilti jį. Kaip tu gali mylėti to, kurio tu pažįsti? Tai yra neįmanoma, tai yra melas. Ir kas įvyko? Jis ne tik pradėjo man kalbėti, ne tik aš pradėjau jį girdėti, bet aš jį pamilau. Įvyko įdomus fenomenas koksai. Aš pradėjau regėti be galo daug įvairių dalykų, ką Dievas man pradėjo rodyti. Vienas iš momentų pradėjo rodyti man savo širdį. Realiai, ta prasme, kai tu artėji prie žmogaus, kuris yra tavo draugas, ar ne, nu dabar įsivaizduokit, yra daug žmonių, bet mes turim paprastai vieną draugą, kuriam galim pasidalinti, kuriuom pasitikim. Bet lygiai taip pat yra su Dievu, kai tu pradedi artėti, nuoširdį pradėti artėti, ieškoti, dėti pastangas, pamilti jį, tada Dievas pradeda labai atverti slaptus dalykus personaliem žmonėm. Ir ką Dievas pradėjo atverti man savo širdį, aš pradėjau suprasti jo širdies troškimą, jo norus, ko jisai nori, kas yra jo širdį realiai. Tai buvo man toks unikalus dalykas, buvau sužavėta, Dieve, kaip tu čia man, aš čia toks niekas, tu man pradėjai atverti, tai buvo unikalus, prasidėjo gyvenimas. Tada aš pradėjau norėti viską daryti ne todėl, kad aš turiu skelbti evangeliją, todėl, kad turiu daryti tą, na, 3, 10, bet viską pradėjau daryti iš meilės, tai ir unikalus dalykas. Dabar viskas, kiekvieną rytą aš atsikeliu, pas manęs yra geležinis įprotis eiti į maldą. Geležinis. Tai yra 10 metų jau. 10 metų aš einu maldos kambarį. Dievas man kalba, jisai vedina. Ir tu negali būti Dievo vedinas, jeigu tu jo negirdi. Tai yra neįmanoma. Ir aš nežinau, bažnyčiose, jeigu yra pastoriai, lyderiai, kurie neturi maldos gyvenimo, negirdi Dievo, jie negali būti Dievo vedini. Tada, kas prasideda bažnyčiose, prasideda religija ir toksai darimas tų darbų, kuriuos jie matė, kai darė 90 metais. Ir čia yra didelis atsilikimas ir problema. Didžiulė problema. Taigi, mano gyvenimas ir dabar radikaliai pasikeitęs. Netgi, tarkim, per COVID-ą, kai didžioji dalis pasaulyje iš proto, baimė ir chaose, aš buvau pati didžiausiai ramybei ir vienas iš geriausių laikų man buvo. Į darbą nereikėjo, aš kiekvieną dieną ėjau maldą, pildžiausi ramybėje ir joks chaosas iki mano galvos nedėjo. Aš buvau pilnai Dievo apsaugoj, Dievo ramybėj, nes aš sugebėjau girdėti jį. Suprantat, kaip linkų ir chaosas, karas, badas ir maras, ta prasme, tu sugebėjai būti absoliučioj ramybėje, va čia yra absoliutus ginklas Dievo, kuris yra duotas mums. Taigi, įdomus dar toksai vienas dalykas, mačiau tokį pranašišką sapną, labai įdomus sapnas buvo. Matau labai be galo didžiulį ežerą kaip jūra, bet žinau, kad tai kaip ežeras yra kitom krante, mačiau, kiek akis užmato nuo vieno krašto iki kito krašto dangoraižius, kas simbolizuoja pranašiškas bažnyčias. Ir pamačiau ežero pakrantę einant vieną charizmatų pastorių ir kunigą, kurie ėjo pakrantę, jų kojas lietė žemė ir vandenis. Staiga per vieną akimirką pamačiau gausybę žmonių, kurie ėjo vandeniu. Gausybė, tiesiog be galo, staiga per vieną akimirką jie pradėjo eiti vandeniu. Ir aš jiems sakau, tam kunigui ir pastoriui, sakau, jūs irgi eikit vandeniu, nes tai simbolizuojant gamtiškumą. Bet jie numoja ranką ir nuėjo. Ir aš suvokiu tą dalyką, kad ėjimas vandeniu tai yra gamtiškumas. Ir aš supratau, kad staiga per vieną akimirką ateis tas laikas, paskutiniųjų laikų šlovė, kai Dievas išves savo žmonės, tuos, kurie dabar gyvena maldos kambariuose, kurie investuoja santykius, net, ta prasme, į Dievą užsidarė, kur niekas nemato, kurie ieško tam, kad pažinti tą
per kuriuos, ta prasme, tėvą, iš kurio mes išėjom, pažinti, realiai pažinti, susitikti, užuosti, valgyti, suvokti, suprasti, kas ir kaip. Ne tik perskaityti apie jį, bet pažinti. Ir aš supratau, kad tie žmonės, staiga jie bus išvesti per vieną akimirką ant gamtiškiam dalykam, kur Dievas jos naudos paskutinių laikų šloviai. Ir supratau, kad jie dabar yra nematomi. Ir ten buvo žmonės pačių įvairiausių profesijų, nes aš mačiau jų rūbus labai visus skirtingus. Ten visokių rūbų skirtingų buvo, ta prasme. Ir aš supratau tokį dalyką, kad jie dabar yra maldos kambariuose, bręsta, pažįsta Dievą, auga, eina per procesus, išmoksta girdėti jį, pamilti jį ir jie bus vedini dėka to meilės Dievui. O ne todėl, kad jie turi kažką privalo dėl Dievo padaryti. Čia yra didžiulis skirtumas. Ir būtent tie žmonės ir bus naudojami paskutiniais laikais, kuriais dabar ir gyvenam. Ir taigi, ir aš suvokiu, kad aš dabar irgi noriu kiekvieną dieną eiti savo maldos kambarį, užsirakinti ir ieškoti, pakol surasiu. Ir aš jį suradau. Aš esu turėjus tokių unikalių susitikimų su Dievu, kur man buvo netgi sunku iš maldos išeiti. Kai Dievas atsiverdavo tokiom dozėm, duodavo savęs ragauti, pažinti. Netgi vienas toksai momentas buvo, aš turėjau tokią maldą, kur aš nepamenu, gana ilgą laiką skiriau garbinimui, šlovinimui, net nežinau, kiek laiko praėjo. Staiga įdomus atėjo momentas, toks suvokius, dingo laiko suvokimas. Tai vienas iš bruožų, kai tu patenki į dangaus karalystės atmosferą tokį levelį, kai dingsta laiko suvokimas. Ir aš tarsi pamačiau tėvo veidą, jis toks realus buvo, bet tai buvo dvasiniam akim aš jį pamačiau. Ir įdomus momentas, ir svarbiausia, tai aš iš karto kažko užklausiau Dievu, tą pačią sekundę gaunu atsakymą, vėl kažko užklausiau, vėl gaunu atsakymą, ten buvo toks unikalus susitikimas su juo pasiekoje, ko kiekvienas įkiškai einu į maldą. Aš matau tą patį veidą, kurį tėvas buvo man atvėręs. Bet tai buvo susitikimas ne su Jėnu, bet būtent su tėvu. Ir mano santykiai patys yra unikaliausi ir patys artimiausi yra būtent su tėvu. Ir daug tokių įdomių ten Dievo aš klausiu, jis man parodė daug tokių įdomių dalykų, kur galbūt kitą kartą aš kalbėsiu apie tai. Bet vienas iš momentų, kas yra, kai mes patenkam į realią dangaus atmosferą, dingsta laiko sąvoka. Taigi, ir kai tu surasi Dievą, tada bus atvertos tavo akis ir ausis ir tau nereikės klausti, kaip man girdėti Dievą. Tu negalėsi jo negirdėti, tai yra neįmanoma. Jeigu tu esi šalia žmogaus, kaip tu gali jo negirdėti, jeigu tu esi šalia? Mes negirdim Dievą, todėl kad Dievas yra labai toli, todėl kad mes jo neieškojom ir mes jo neradom ir Dievas negali mums kalbėti. Ir ne todėl, kad jis nenori kalbėti, Dievas nori kalbėti, jis laukia, tiesiog jis negali, nes mes esam toli, todėl kad sprendimas surasti Dievą yra įdėtas į mus, atsakomybė ir sprendimas surasti jį, čia yra mūsų atsakomybė, ne Dievas. Dievas sakė, jūs pirmą dėkit žingsnį, artinkės prie manęs ir tik tada aš artinsiuosi. Dievas niekam negali savęs įgrūsti per prievartą. Žmogui yra duota valia tam, kad jis įjungtų valią ir ieškotų Dievo. Principas yra toks. Tu gali lankyti bažnyčią, tu gali tarnauti, tu gali daryti viską dėl Dievo. Ir kad baisiausias dalykas, kad nebūtų toks, kai 5 kvailos ir 5 protingos. Ir Jėzus neklausė, ar turite aliejaus. Jėzus sako, eikit šalin, nes aš jūsų nepažįstu. O visos jos sakė, mes demonus išvarinėjom, mes čia daug darėm, dėl tavo darbų mes pamokslavom, visą kitą darėm. Bet Jėzus neprašo mus nieko daryti, Jėzus prašo susitikimo tik su juo, kad pažintume. Vienintelis darbas, kuris nesudegs, kai bus patikrinimo diena. Vat mūsų santykiai su juo, kur buvo investuoti. Sako, žiūrėkit, iš ko statot, aukso ar šieno. Suprantat? Va šienas sudegs, visą tai, ką mes darom nepažindami Dievą, visą tai sudegs. Tai neturi prasmės.
Ir baisiausias dalykas, ką mes galim išgirsti, kad eik šalia nuo manęs, aš tiesiog nepažįstu. Jėzus neklausė lėjus. Čia eina kalba apie santykius. Didžioji dalis bažnyčios tarnauja Dievui, nepažindami Dievo. Ir čia yra tragedija Laodikėjos bažnyčios, kurioje mes dabar gyvenam. Ir Jėzus vadina mus aklais ir nuogais, neapsirengusiais, nematančiais ir negirdinčiais. Ką dvasia kalba bažnyčia ir koks laikas ir kur dabar veda Dievas. Taigi, Dievą įmanoma rasti, įmanoma ir labai paprasta jį girdėti. Ir nieko nėra nuostabesnio, kai tu pradedi matyti Dievą ir tu pradedi pamilti jį. Čia yra mano gyvenimo turtas. Tai, ką aš turiu, vienintelis, ką aš vertinu šitam gyvenime, tai yra, kai aš jį matau, meilė jam. Nieko nėra skanesnio ir gražesnio mano gyvenime. Bet aš prieš tai dariau sprendimą. Ir tu taip pat gali padaryti ir surasti jį.